Labadiena, Mindaugas Šeplikas, Dangaus žiedų bitynas. Turime kovo 6 dieną šiais metais ir, kaip matome, jau vyksta pirmasis didysis bičių apsiskraidimas. Dabar yra kažkur apie 11 valanda ryto, yra kažkur turbūt virš 10 laipsnių šilumos ant saulės ir bitelės jau pilnu tempu šiandieną apsiskraido. Vakar buvo apie 12 laipsnių šilumos, tai taip dalinai apsiskraidė, o šiandieną jau žiūrėkite visos, čia yra mūsų Lietuvos tamsioji bitelė apsiskraido, puikiai irgi peržiemojo, nendrinukose žiemojo. Tenais, tokia diena bitininkų yra pati džiaugsmingiausia metų diena. Prasideda sezonas, reiškiasi po pirmo apsiskraidimo galima daryti jau pavasarinę patikrą. Kaip jos jau visos jau ant saulutės nori lysti ir dirbti. Tai neužilgo irgi pabandysiu daryti, reiškiasi, pavasarinę patikrą nuo šiom dienom. Geri orai nusimato kokias 4 dienas apie 15 laipsnių, tai bandysiu visur suspėti padaryti. Čia tuntanių. Ant pavėsio truputėlį gal dar mažiau arba silpnesnė šeima, reiks žiūrėti. Bet kaip ir šiais metais viskas yra tvarkoje, visos bitelės pas mane peržiemojo. Nežinau, ar čia kažkas turėjo įtakos. Iš tikrųjų, ar čia šilta žiema turėjo įtakos, ar vis dėlto čia tas mano gydymas su oksalo rūgštim, tas toksai, nieko nepraleidau, viską padariau kaip priklauso. Tai šiais metais ir, kaip paminėsiu, tai pas mane visos bitės žiemoja ant medaus. Tai kiek žiūrėjau, irgi viduriavimo kaip ir nebuvo. Tokio didelio, nebuvo niekur, nebuvo taip, kad apviduriuotų avilį nemačiau. Tai gal dėl to, kad dar padariau ventiliaciją visur didesnę, tai kaip ir mažiau drėgmės buvo, tai gal ir dėl to jokio viduriavimo. Ir ant medaus, jau dabar 7 metai ir puikiai kol kas, aišku, būna tokių metų, kai bitelės, gal šitą labiau šeima matosi apsividuriavo, truputėlį aptiršė avilį, bet nieko, čia lietutis nuplaus. Po to tai, viena kita gal šeima kažkaip gal daugiau, bet ir tai neaišku, čia gal tiesiog apsivalymas buvo viduje, gal ten ir švaru. Tai apiterapijos namelis irgi jau gyvas po truputėlį. Tai jungiau, nepalikinėjau silpnų šeimų šiais metais. Jeigu buvo 2 šeimos, tai jungiau į vieną ir leidau stiprias šeimas žiemoti. Čia irgi truputėlį apdergė, bet nieko, sakau, lietutis nuplaus. Svarbiausia, kad jos išsivalė ir jom jau lengviau. Čia irgi šeimelė tokia, visur 2 šeimos ėjo žiemotai. Manau, kad stiprios turėtų ir startuoti. Ir dar čia šeima, paskutinė gėlė viena. Nieko, jau pirmas įgėlimas šiais metais. Yra ir tokių bitelių, kurios šeimos piktesnės, visokių yra, nes kadangi bitininkau natūraliai, spiečiukais, tai visokių pasitaiko. Tai džiugi naujiena, bitininkai, pradedam sezoniuką. Smagu, linkiu visiems sėkmės šiais metais, kad daug bitelės medaus prineštų, kad būtų daug spiečių, kad nesirgtų ir kad viskas būtų sėkmingai bitininkystėje. Tai ačiū Jums už dėmesį ir iki.